Tu turi merginą ir galvoji, žinai, kad tie mokymai tau netinka, arba kažkuri mergina prieštarauja. Ar jį pakeis tavo gyvenimą? Ar jį padarys tave laimingu? Nepadarys, ta prasme. Matai, merginam, kaip, pavyzdžiui, vienas mano klientas, jis pas savo žmonai, kaip pasakė apie šitos mokymus. Čia jis sako, yra, tiesiog aš einu į pardavimų mokymus. Mokintis, kaip bendrauti su klientais, kaip parduoti. Prasme, o vienas iš pratimų, ta prasme, tai yra įėjimas, pažindinimasis, mezgimas pažinčių, ta prasme, socialinių barjerų, baimių laužymas. Tai paaiškinu taip ir labai nesigilinu nei į tas diskusijas ir tiesiog atvažiavau mokymus. Nes, jeigu tu eisi į diskusijas, gilinsies tenais, tai garantija, kad kuo tu daugiau gilinsies, tuo ta prasme, bus daugiau problemų. Jeigu tu jauti, kad tau tų reikia, tai čia yra tavo gyvenimas, tu atsakingas už tavo gyvenimą ir tu atvažiuoji. Tai ir klausimas, ar iš vis verta su tokia būt mergina, ar verta tokia turėti. Ilgalaikiuose santykiuose garantija, kad atsakymas yra ne. Taigi visiškai be jokių problemų gali važiuoti, dalyvauti ir esi visada laukiamas. Tai va. Jo, tai ką tau dabar reikia padaryti? Pašnekėti su manimi per Skype. Parašyti man į info@patrauklusvyras.lt, kad tave domina Alfa vyras mokymai Vilniuje. Tu norėtum atvykti ir mes pašnekėsime per Skype tavo situaciją. Pašnekėsim kainą, pašnekėsim sąlygas. Pašnekėsim, kad viską išspręstume, kad tau būtų gerai ir man gerai būtų. Ir metas pradėtos Alfa vyras mokymus. Metas padaryti, kad šie metai būtų tavo gyvenime pokyčiai. Kad tu patirtum tai, ko nepatyrei. Kad kažkas būtų naujo. Ir pridėk mane, pašnekėsim per Skype. Skype'as geriausia programa, lietuviai naudoja. Ir viskas. Ir tada matysim, ar verta užsiimti, daryti tai, ar ne, ar tinka, netinka. Dabar tu galvoji, bet tu matei kainas kainoraštį ir ten dideliais, aš tikrai tokių neįpirksiu. Pašnekėsim, dėl kainus pašnekėsim. Aš matysiu iš laiškų iš visų, nes jeigu aš tau neatrašysiu, ne tas žmogus esi, su kuriuo norėčiau dirbti. Viskas matos iš laiškų, kurie parašo, žinau tuos savo klientus, su kuriais esu dirbęs, kaip jie parašo dažniausiai. Ir žodžiu, aš tau atrašysiu, jeigu esi rimtas, tikrai nori išmokti, aš matysiu iš laiškų ir pakalbėsim per Skype, tada bus viskas. Aišku, paskubėk, nes vietų skaičius ribotas, negali čia daug mokinių apsiimti ir reikia rezervuotis iš anksto į ateitį, todėl paskubėk, susisiek, pašnekėsim per Skype.